Hei, Ei, laba labas diena. rytas. Labas rytas ar diena. Mes šiandien su Ema pagaliau nusprendėm, kad nusibodo mums tos brangios prekės tinklinėse kompanijose ir apskritai pereisim viską pirkti į prekybos tinklus, Prekybos centras. nes yra visiška totali nesąmonė ir čia apskritai žmonių mulkinimas ir taip toliau. O jeigu rimtai, tai jeigu pasižiūrėsite šį video iki galo, jūs vieną kartą ir visam laikui, bent jau pagrindinės gaires užfiksuosite galvoje, kodėl vis dar to produkto kaina yra tikrai ne pirmas pasirinkimo žmogaus kriterijus ir tai ne aš sugalvojau, tai kalba viso pasaulio marketologai turbūt, ant to pastatyta daugelį produktų, linijų ir dar daug ko, tai yra, kad kaina tai vis dėlto nėra tas kriterijus, pagal ką žmogus renkasi ir kad kaina tai yra. Be abejo, tai yra svarbu, bet jeigu žmogus sako, kad man brangu, tai jisai tikrai nesako, neturi omenyje, kad kaina didelė, jisai tiesiog gali daug ką turėti daugiau. Taigi, Ema, prekybos tinklai kaina ir kaip mes čia dabar viską į šitą vieną vietą sudėsim ir spręsim, tai kas yra ta kaina? Jo, aš atsimenu, kai pati pradėjau dirbti tinklinėme marketinge, tai man irgi kažkaip galvau, bet čia tos kainos, kažkokios tikrai, lyginant, pavyzdžiui, ten su prekybos centrais ir taip toliau, jos tikrai yra didesnės. Man pačiai taip nuoširdžiai atrodė, žinai. Bet aš paskui supratau, ką reiškia brangu. Ir kai mano dabar komandos nariai irgi vis rašo, tai klientui per brangu, tai sakė per brangu, tai žodžiu neperka, nes per brangu ir tas brangu. Tai aišku, visų pirma, reikia pradirbti su savo vidiniais įsitikinimais, nes labai dažnai, jeigu mes patys galvojam, kad brangu, tai tada mes pritraukiam irgi žmonės tokie, kurie parodo, brangu. Bet iš tiesų, jeigu žmogus sako, kad man yra brangu, mano pirmas klausimas, o lyginant su kuo? Ir čia yra du tokie dalykai, kad arba žmogui brangu yra lyginant su kažkokiu kitu produktu rinkoje, arba brangu, tai reiškia, kad pagal jo finansinę situaciją ir jo padėtį, ar ne? Tai čia yra labai svarbu, kas liečia išsiaiškinti, ką žmogus iš tiesų turi galvoje, sakydamas brangu. Trečias dalykas, brangu yra tada, kai žmogus nemato vertės. Ir labai dažnai nauji žmonės, kurie ateina į tinklinį marketingą, jie nemoka perteikti produkto vertės. Jie, pavyzdžiui, įkelia katalogo nuotrauką labai gražiai, išlaižytą, tokią tobulą, žinai, jau profesionaliai padarytą, įkelia, parašo kainą ir tas žmogus nesupranta, kokią naudą jisai gaus vartodamas tą produktą, kokią problemą jisai sprendžia. Ta prasme, nėra aplamai jokios vertės, tik tai įdėta graži katalogo nuotrauka ir kaip pavyzdys parašyta kaina, arba dažnai net nebūna parašyta, rašyti PM dėl kainos, ne? Ir žmogus nesupranta, už ką jis turi mokėti, ką jisai gaus, kokia vertė. Tai aš visada savo komandos nariams sakau, užsirašykit ant kaktos, įsitatuiruokit ar kažkur, kad kaina yra problema tada, kai nėra vertės. Taškas. Šita tema yra baigta. Jeigu jums kažkas sako, kad brangu, vadinasi, tas žmogus nemato, už ką jis moka tuos pinigus. Ar taip, Šarūnai? Ir dar kada galima būtų pasakyti, kad perka ne kainą, o perka emociją. Ir čia turbūt aš papasakosiu istoriją, nes dar negaliu atsipeikėti po to, kai buvau paskutinėje prezentacijoje, kurį mūsų kompanija pasakojo apie produktus, apie kompaniją ir jinai viską supasakojo tenai istorijom, tai buvo valandą laiko jos istorijų ir tai buvo tikrai labai įdomu ir įspūdinga, dėl to aš irgi šiandien papasakosiu istoriją. Aš savo gyvenime turėjau 8 metus karjeros bankinėme sektoriuje ir labai dažnai, kai migruodavo darbuotojai iš banko, tai yra tie darbuotojai, kurie tiesiog aptarnauja klientus. Tai yra tie, kurie ne vadovybė, ne vadovai, o tie, kur jūs atvykstate į banko padalinį ir jie tiesiog aptarnauja klientus. Ir žinot, viena yra didelė tendencija, pavyzdžiui, pas mus buvo viena irgi darbuotoja, jinai išėjo į kitą banką ir su jie išėjo dalis klientų iš mūsų banko. Ir aš pats skambinau, man labai buvo įdomu dėl to, kad tiesiog suprasti tą tendenciją,
nes tikrai jie išėjo į kur kas prastesnės sąlygas, tai yra brangiau yra, tai yra prastesnis aptarnavimo, dėl to, kad tinklas buvo mažesnis tame banke, kur jie išėjo ir daug kitų niuansų. Ir aš tada skambinau keliam klientams tiesiog pasitikslinti, jūs sakau, vat išėjot, kodėl jūs tai padarėt. Ir man atsakė, sakau, jūsgi gausit tikrai kur kas prastesnė, kur kas mažesnis bankomatų tinklas, kur kas mažesnis aptarnavimo tinklas. Sakau, kodėl jūs tai padarėt? Ai, sako, žinot, tai kaip ir tas pats, sako, ta mergaitė, vat, jinai, tai mes kažkaip tai jau pusę gyvenimo su ta mergaitė per bankus einam ir ten per tą šiuolaikinę bankinę sistemą, kai nuo taupkasių, nuo tarybinių laikų, sako, einam didesnę dalį su ta mergaitė ir žinokit, mums, kad ta kaina kaip ir nelabai, bet sakau, jums ir paskola, jūs turėjot, tai suskaičiuoja iš tikrųjų ten pakankamai reikšminga suma, žinokit, kad mums nieko, mūsų aptarnavimų viskas labai tinka. Tai va, ir tas fenomenas, jis yra tikrai visur, tai perka emociją, perka aptarnavimą, perka klientas ne kainą, o perka tai, ką jisai gauna. Ir kitas vienas iš mano pardavimo mokytojų, kuris jau už telekomunikacijų srities, kai aš dirbau dar telekomunikacijų sferoje, žinot, sako, jūs, kai mes kalbėdavom kas kartą apie didelius planus augančius, jisai sakydavo, tai yra pardavėjai ir yra padavėjai. Tai tarkim, su visa pagarba tie, pavyzdžiui, kur dirba žmonės benzino kolonėlėse, nors jie dabar yra jau pardavėjai, aš kai nueinu, man pastoviai priparduoda bulkučių įvairiausių, aš tiesiog negaliu nenupirkti, kai matau, kad žmogus tiesiog siūlo ir jie manęs daro planus, aš negaliu atsakyti, nes matau, kad yra sistema, matau, kad žmogus stengiasi, matau, kad jisai siūlo 10 kartų, jam ten 7 kartus atsako, tai kadangi pats iš tos sferos esu, negaliu tokiam žmogui atsakyti ir visada nuperku net to, ko man visiškai nereikia, galbūt iš pagarbos jo darbo. Bet jam iš principo, pilstant kurą benzino kolonėlėse, jam nereikia parduoti. Tu atvažiuoji, įsipili to kuro, tau reikia paimti pinigus. Ir čia padavėjas, tai ta žodis be sarkazmo, be įžeidimo ir taip toliau. Tai yra tiesiog žmogus, kuris paima pinigus, nors dabar daugelis kolonėlių jau automatizuojasi, dėl to, kad ten žmogaus nereikia. Tu sumoki kortelę vienaip ar kitaip ir viskas. Tai yra ta procedūra tuo ir užsibaigia. O yra pardavėjai, tai yra, kai tu turi pridėti tam, kad parduoti, tu turi pridėti pridėtinę vertę, tu turi parodyti, kodėl tai yra svarbu. Ir tai tu turi parodyti emociją, ir tai tu turi parodyti energiją. Dėl to mes labai dažnai grįžtame prie to, kad norint vienaip ar kitaip būti sėkmingam tinklinėje rinkodaroje, tu turi būti 100% savo paslaugos arba produkto ne tik vartotojas, bet fanas, veidas. Ir jeigu yra galimybė ir jūs turite tokios lyderystės arba energetikos, tai vienas iš tokių raktinių žmonių toje kompanijoje, kuris yra ne tik dalyvauja visuose renginiuose, bet ir kaip yra lektorius, veda vienokius ar kitokius pristatymus ir daug dar visko. Tada jūs tiesiog persisunkėte tą kompaniją, persisunkėte tos kompanijos produktų ir iš jūsų netgi, jeigu jūs tylėsit, nes labai dažnai, kaip pas mane būna, taip žmogus tiesiog ateina pats paklausti, nes iš tavęs tas eina, tas hypas, trendas, ar kaip jį galima būtų pavadinti, tavęs tiesiog negalima nepaklausti, nes tu tik tyli. Čia žinot, kai būna sutuoktiniai po daug metų, kaip būdavo Liveta ir Petras Kazlauskai, nežinau, ar tu atsimeni, kai Petras per televizorių toks šaržas būdavo, kai Petras vis, Petrai, kodėl tu ten šauki, o Petras tik tyli pas to, bet jam nereikia kalbėti, nes iš jo ir taip eina. Tai vat, ta turbūt stadija, kai kaina apskritai tampa visiškai nesvarbi ir apskritai apie ją net kalba galbūt gale, kai jau vyksta registracija, kai ateina mokėjimas, o galbūt net apskritai tos kalbos nebūna, tiesiog gairės yra pasakomas, kai tu tampi spinduliuoji savo produktą ar paslaugą, kai tu tavo audio ar video susinchronizuota ir sutampa, kai tai, ką tu kalbi, tai, ką tu rodai, kai tai, ką tu transliuoji, nesipyksta. Tai va, tokiu atveju tai būna tas momentas ir turbūt kiekvienas jį turi pasiekti, kai tu tiesiog jau kaina apskritai neturi jokios reikšmės, jeigu tu vidumi tuo tiki, tą darai ir tą spinduliuoji. Tai va, aš galbūt tai iškomunikavau tą visą tą esmę, kas yra kaina ir kas yra tas koreliacija tarp kainos ir to pardavėjo, ar kas yra padavėjas ir kas yra pardavėjas. Taip, ir iš tiesų žmonės perka ne iš kompanijų, žmonės perka iš žmonių, ar ne? Ir realiai žmonės perka jūs, jūsų kompetenciją, jūsų charizmą, jūsų nuotaiką, perka jūsų žinias, jie viską perka, jie jūs perka, ar ne?
Ir dabar aš irgi, kaip Šarūnas papasako istoriją, aš irgi noriu pasidalinti, vat kelių dienų istoriją, tai rašiau savaitgaliu, kada mes su vaikais buvom išvažiavę tiesiog į Kauną papramogauti. Ir žodžiu, ir aš penktadienį buvau nuvežusi klientai prekes, tiesiai į namus, ir žodžiu, ir paskui sako, aš tau pervesiu, sakau, viskas gerai. Ir jinai man rašo kitą dieną, kai mes jau būnam su vaikais Kaune, jinai man rašo, sako, tai kiek čia gaunasi? Ir aš parašiau tą bendrą sumą ir jinai man rašo, o gal gali atsiųsti, išskirti, kiek kas kainuoja. Ir aš taip, turbūt būsiu kažką ne iki galo padariusi, kad žmogui kyla toksai klausimas, nes turbūt jam jį yra brangu ir jis dabar gal nori kažką grąžinti, žodžiu, ir man ten galvoje sukasi milijonas minčių. Ir aš tai klientai sakau, jeigu kažkas pasirodė per brangu, tikrai galit grąžinti, aš priimsiu viskas žodžiu. Man svarbu, kad su klientais liktų tas šiltas ryšys. O jinai sako, ne, man ne per brangu, man per pigiai čia pasirodė. Ir aš taip galvoju, čia jau tada mano problema, ne, kad aš iš karto priklijuoju žmogui, kad jam yra per brangu. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, vat kartais, kai tu suteiki, kai tu atiduodi visą savo širdį, kai tu pridedi emociją, kai tu prie kiekvieno to produkto, aš nežinau, tu jį ten išmyluoji ir su meile nuveži, tai vat tada atsiranda jau žmogui, kad tai yra net per pigu, realiai. Tai vat tas yra labai fainai ir aš tą norėjau užakcentuoti, kad sakau, pirmiausiai, kad žmogus iš manęs, iš mūsų pirktų, ar ne, ir atvertų savo piniginę, jis turi pirmiausiai jumis pasitikėti. Ir didelė klaida, ką daro tinklininkai, ypatingai socialiniuose tinkluose, jie, pavyzdžiui, pradeda jie užsigyja tam tikrą kiekį produktų ir pradeda per socialinius tinklus pardavinėti. Ir tu nieko kito nematai, kaip storiai arba grupių postai arba dar kažkas yra tik tai katalogų nuotraukos, pirkite. Apie produktą. O kur ryšys? O kur pasitikėjimas? O kodėl aš turiu iš tavęs pirkti? O kokią tu man vertę davei? O apie ką tu esi pasakoji? Kur tu savo ekspertiškumą parodai? O kur tavo vertybės? Iš kur aš tai pažįstu kaip žmogų? Suprantat, kokį kelią reikia mums nueiti socialinius tinklus, nes gyvai tai yra viena. Tu susitinki su žmogum, iš karto yra komunikacija, energiniai mainai. Ta prasme, labai vyksta daug dalykų, tu iš karto gali suprasti jau poreikius ir iš karto gali vykti pardavimas. Socialiniai tinklai, tu juk nežinai, kas žiūri į tą akutę, ar ne? Tu nežinai, kas skaito tavo postus, tu nežinai, kas žiūri tavo storius. Tu nieko apie to žmonės nežinai ir tu nori iškart įdėjęs nuotrauką parduoti. Taip nevyksta. Socialiniai tinklai yra ne apie tai. Ir ką aš vis stebiu, kiekvienais metais, pavyzdžiui, socialinių tinklų ekspertai vis būna. 23 metų trendas, dabar jau žiūri 24 metų trendas ir jis jau keli metai eina tas pats. Asmeninis brandas. Ką reiškia? Tai žmonės, mums ne kompanijas reikia atstovauti, mums ne produktus reikia atstovauti, mums reikia atstovauti save. Žmonės pirks iš jūsų, nes dabar tiek žmonės kiekvieną dieną yra bombarduojami įvairios informacijos, tas, pirk iš manęs, šitas geresnis, šitas dar geresnis, o šitas taip pat geriausias. Ir suprantat, ir mus tiek bombarduoja ta informacija, kad mes jau sunku mums jau yra atsirinkti, tai kuris iš tiesų yra tas geras produktas. Tai aš galiu pasakyti, kas niekada neišeis iš mados, tai jūsų asmenybė. Tai jūs niekada neišeisit iš mados, nes mes kiekvienas esame ant tiek autentiški, ant tiek skirtingi, ant tiek unikalūs. Ir jeigu jūs rodysit savo ekspertiškumą, daugiau galbūt pasidomėsit tam tikras savo sritim, ar ne, kur jūs, ar ten sveikatingumas, ar ten kažkokia plaukų priežiūra, ar ten, namų švara ir taip toliau, su kuo jūs ten bedirbtumėt, per tai rodysit, kad jūs suprantat, apie ką kalbat, jūs būsit tokiu traukos magnetu, ar ne, kur jūs atsikelsit su gera nuotaika, kur jūs parodysit tai, kas jūs esat, ir žmonės natūraliai, jie taip prie jūsų pripras ir jie jumis pasitikės, kad jie pirks. Bet nepradėkit nuo kito galo, nepradėkit iš karto žmogui pardavinėti,
kai jis nežino, iš ko jisai perka. Tai va čia irgi yra labai svarbu apie kainą. Ir čia turbūt mes turėtumėm dar pakalbėti lygiai grečiai koreliuojančią temą, tai yra apie pasitikėjimą savimi. Tikrai neplačiai, tikrai ne taip, bet aš stebiu tikrai daug tinklininkų, kuriem būtent šitos savybės trūksta. Ir kaip ją išsiugdyti, turbūt paimti tai, ko tu kiekvieną dieną nedarai ir nesiemi lyderystės į savo rankas, nuo elementaraus turbūt durų atidarinėjimo pirmam iki pasitempusios laikysenos ir daug ką, galbūt šalto dušo ryte, nežinau, yra įvairiausių būdų kelti pasitikėjimą savimi, nes aš labai dažnai girdžiu ir iš pokalbių ir visą kitą, ai, taip, per brangus, aš čia iš karto, ta prasme, žmogus lyg tai ieško tų pasiteisinimų, kodėl jam nereikėtų to daryti, kodėl jis nenori, tai jeigu tau to nereikia, jeigu tu turi dabar viską, nes dabar Lietuvoje, aš pastebėjau paskutinę tendenciją, 90% žmonių gerai gyvena, tai yra jiem kaip ir, daugiau mažiau visko užtenka ir jie neturi nei savo sumos, kuri būtų kažkokia tai ambicinga ir kuri įvardintų tai, ko jie nori, jie neturi ambicijų jokių, jie tiesiog plaukia pasroviui, nes ramiai gyventi yra faina, ramiai tu plauki, kaip nesakysiu, kas pasroviui ir viskas gut, iš tikrųjų. Kaip ir pasižiūri į kaimyną, kuris ten kažkaip turi daugiau, gal atostogauja daugiau per metus, kaip truputį ir pavydu, bet juk čia dabar reikia suktis. Tai ir čia kalba eina viskas apie pasitikėjimą savimi. Tai yra, kiek tu gali reikalauti iš savęs, kiek tu esi reiklus savo, viskas yra, kai tu turi pasitikėjimą savimi, tu gali net nekalbėti, bet iš tavęs pirks. Realiai, ir tai realiai veikia. Tai yra, tu gali labai mažai kalbėti, bet jei tavo laikysena, tavo visa povyza, tavo balso tembras, tavo minčių dėliojimas, jisai yra užtikrintas, jis yra pasitikintis, tokiu atveju kaina tikrai yra nesvarbi. Ir atvirkščiai, kaip pavyzdžiui žmogus, jeigu aš darau produkto pristatymą arba prezentuoju verslo galimybę, jisai iš karto pradeda sakyti, tai čia brangus tie produktai, tai su tuo. Tu iš karto raudona lemputė, kai tu turėjau liniją tikrai žmonių, kurie su tuo, tikrai toks žmogus, jeigu per pirmą pristatymą arba jis tik užmetęs akį iš karto tokią išvadą padaro, tikėtina, kad bus jam arba labai sunku, arba tiesiog tinklinė rinkodara ne jam, nes tai yra jau pirmi, kodėl nedaryti, atsiranda ir čia jau pasitikėjimo, daugumoje atveju, nesakau 100%, daugumoje atveju pasitikėjimo savimi trūkumas. Toks žmogus ir vėliau, aš netgi turiu žmonių, pažįstu ir komandoje, kurie pakankamai ilgą laiką dirba, bet jie bijo pasakyti, ką jie realiai bijo pasakyti. Tai kiek čia tas kaip... Kiek čia kainuoja? Ta prasme, jis realiai bijo pasakyti kainą. Ir čia yra problema. Ta prasme, tu turi tą kainą pasakyti labai drąsiai, pasakyti pridėtinę vertę, kurią žmogus gauna su tą kainą. Man atvirai pasakyti, neteko matyti tinklinės rinkodaros kompanijos, nei vienos, Lietuvoje turiu omeny, kuri yra, kurios įėjimo startinė kaina būtų lygi sumai pradėti bet kokiam verslui. Net turguje prekybai pradėti už tokią sumą tu nepradėsi. Neįmanoma. Tai yra per daug mažos sumos. Tai yra už tokią sumą tu realiai net kokio tai mikro verslo negali pradėti visiškai totaliai, dėl to, kad investicijos bus kur kas didesnės. Aš čia kažkuriam video esu minėjęs jau, kad elementarų greito maisto užkandinę, kurią tu nori atidaryti, tai yra 10 000 eurų plus. Tai yra, kaip tik pradžiai, ten su visa įranga, ten kažkoks tai bus paviljonas ar kažkas, tai yra 10 000 eurų plus. Atlyginimas, aš klausiau, tai yra, geriau suskaičiuojant viską, ten šeima dirba, ten 1000 eurų kiekvienam galbūt, kas yra tinklinė rinkodara, jeigu tu jau turi kompetenciją, turi įsivažiavimą, tai yra turbūt, tai yra suma pinigų, nuo ko tu tik tai, nuo kur prasideda galbūt tavo ambicijos ir kelias. Tai to pasitikėjimo klausimas, nes čia tikrai ne kaina. Daugumoje atveju, dar mes nepakalbėjome, daugumos tinklinėse kompanijose parduodamų produktų, jie yra kur kas aukštesnės kokybės, nes priešingų atveju tiesiog rekomendacijų principas neveiktų ir tai yra logiškai, jos nebus daug metų. Ir jų užtenka kur kas ilgesnį laiką. Tai yra, taip, tas produktas kainuoja, tarkim, 2 kartus daugiau negu kažkas tai
atitinkančio prekybos centre, tačiau jo užtenka kokius 3-4 kartus ilgiau. Jis yra labiau koncentruotas, turi kitų vienokių ar kitokių savybių ir tai yra daugumoje atvejų tinklinėse kompanijose. Ta viską reikia pasakyti ir parodyti. Plus, jeigu dar dasideda verslo galimybė, tai ta kaina kaip ir pasidaro jau, na ir tikrai į 3-4 foną eina. Tai akcentuojant noriu pasakyti, jeigu jums kaina yra didelė, tai pasižiūrėkite, ar viskas yra gerai su pasitikėjimu savimi. Aš tikrai nieko nekritikuoju, bet aš daugumoje atveju tai stebiu. Ar viskas yra gerai su tikslais, ar jūs elementariai turite savo sumą, kaip pavyzdys pinigų, na, tarkim, viską sudėjus, atmetus investicijas, investicijų ten nereikia dėti, tai yra nekilnojamas turtas, automobiliai, kelionės, kiek jūs norėtumėt, asmeninės vienokios ar kitokios išlaidos, galbūt daiktai kažkokie, kuriuos jūs senai norėtumėt įsigyti, surašykit, kokia suma tai yra per mėnesį. Ir ar jūs iš savo veiklos, kurią dabar turite, tą sumą galite pasiekti. Nes jeigu jos nepasieksite, tai tiesiog jūs visą laiką gyvenate į skolą savo. Tai yra pastoviai, jūs nebūsite laimingas žmogus, jūs gyvenate į skolą, tai yra jūsų ambicija yra didesnė, negu jūs leidžiate savo daryti galimybės. Ir tokiu atveju jūs tiesiog tų girų svorių prisirenkam per gyvenimą ir tada sulinkęs, toks žmogus jūs fiziškai net sulinkęs pradeda eiti. Jau koks ten pasitikėjimas su savimi, kokia kaina ir kokie dar kiti dalykai. Tai atrodytų, pradėjom apie kainą, baigiam pasitikėjimu savimi, tačiau tie dalykai yra labai ir labai susiję. Ir tiesiog apie tai reikia kalbėti ir apie tai reikia galvoti ir analizuoti. Kažką, Pradėjau apie savo skaičių galvoti ir savo kokie gerai. Jo, iš tiesų, prasukau mintyse savo skaičių, iš tiesų, aš stengiuosi įsiklausyti kiekvieną kartą, ką, pavyzdžiui, mano pašnekovas, kalba ir filtruoju visą tą informaciją per save. Tai taip, iš tiesų, ką dar norėjau pabrėžti būtent dėl kainų, tai tikrai aš labai mėgstu susmulkinti sumą iki 1 dienos. Ir kodėl aš tą darau, nes tada visai kitaip veikia žmonių smegenys, jie tada visai kitaip apdoroja tą informaciją. Nes, pavyzdžiui, jeigu jie pamato, kad, tarkim, tas produktas mėnesiui, kaip pavyzdys, kainuoja tiek, ne? Ir jis, bet būna, pavyzdžiui, labai panašus produktai rinkoje, kurių užtenka tik tai 2 savaitėm, ar ne, kaip pavyzdys. Ir tada, ką aš padarau, aš būna suskaičiuoju, kiek kainuoja dienai. Ir kai tu parodai žmogui, kad tas produktas dienai kainuoja, pavyzdžiui, eurą, arba 1,5 euro, arba 2 eurus, gerai, 3 eurus, aplamai 3 eurai gali būti visas žmogaus sveikatinimas, kaip pavyzdys per dieną, ar ne? Ir tada tu klausi, 3 eurai per dieną, kur kitur jūs galėtumėte, pavyzdžiui, tiek išleisti? Ar degalinė kava kartais brangiau kainuoja, ar ne, bet ar duoda mums tiek naudos, kiek mums duotų pats sveikatinimasis, kaip pavyzdys. Galbūt žurnalą kokį moterys mėgsta nusipirkti, tai ten su drauge nueit kur nors, tai bulkutai, tai tas, tai anas. Ir mes kartais iššvaistom tuos pinigus, nesuprasdami, kad čia, kas liečia sveikatą, kas liečia gerą energiją, nuotaiką ir visą kitą, tai gali kainuoti dienai, pavyzdžiui, iki 3 eurų. Tai kiek tada yra verta jūsų sveikata, ar ne, jeigu jums tai yra brangu. Ir kai žmogus pamato, kiek jam kainuoja dienais, tada supranta, gal vis tik čia ir nėra taip brangu. Tai aš labai mėgstu produktus smulkinti ir kaip Šarūnas sako, kadangi labai daugelio atveju yra koncentruoti ir jų užtenka būna ir pusei metų, ar ne, jeigu apie asmens higieną mes kalbam, tai tada žmogus pamato, kad ne, čia vis tik nėra brangu, čia tik tai mano galvoje yra brangu, ar ne, ir kai jam sudėlioju į stalčiukus visą tą informaciją, tai ką reiškia ekspertiškumas, ką reiškia buvimą, empatija, kada tu įsijauti į to žmogaus rolę, ar ne, tu supranti, kad galbūt ir pats kažkada taip jauteisi, ir tada papasakoju per istoriją, per savo patirtį, kad ir man kažkada taip atrodė, ir aš turėjau, bet žiūrėkit, ir tada sudėlioju ir žmogui atrodo toks aha momentas, toks nušvitimas, geras, kaip fainai, net nebūčiau pagalvojus. Tai jūs ir esate tam, kad padėtumėt pagalvoti, kad padėtumėt už jį nuspręsti, ne? Tai visi šitie dalykai,
Bet tam reikia laiko, tam reikia praktikos, tam reikia pačiam. Vat man kodėl patinka tinklinė rinkodara, nes tavęs niekas nepastatys į direktoriaus vietą, ar ne? Va šiandien atsikeli, sveikinu tave, paaukštinom, tu tampi direktorium. Čia tu turi žengti tuos visus mažus žingsnius ir užaugti iki to, kad tu taptum juo. Vieną dieną tu pasieki tą lygį ir tu supranti, aš jau perėjau visą tas pakopas, dabar aš jau galiu mokinti tai daryti kitus. Tai vat, žodžiu, daug šiandien visokių įžvalgų. Tai jūs beje parašykite į komentarus, ar jums yra naudinga, ar jums buvo irgi kažkokių bingo momentų, kur sakytumėt, aha, va čia esu aš, va čia pagavau, va čia aš irgi sakau, kad brangu, va aš neskaidau po dieną, kiek kainuoja, va aš tos vertės neperdodu, va tos. Tai jeigu, kažką pamatėt save kažkur, tai būtinai pasidalinkit komentarus. Beje, čia turbūt aš irgi užakcentuosiu, tiesiog reikia svarbius momentus užakcentuoti, kad turbūt daugumą tinklinėse kompanijose parduodamų produktų reikėtų skaidyti, kaip tema patarė, į dienos dozę. Dėl to, kad jūs galite praktiškai, aš drįsiu pasakyti, 90%, kas yra parduodama per tinklinės kompanijas, jeigu jūs išskaidysit, jūs gausite tokius įdomius skaičius, kurie jūs pačius gali nustebinti, kad ir tai gali atverti visai kitas duris, dirbant, siūlant ir jūsų patį požiūrį labai stipriai gali pakeisti, nes daugumoje atveju tai yra labai koncentruoti produktai, nepriklausomai nuo to, kad yra mažos pakuotės ir daug dar kas, tačiau yra tai tiek koncentruotas produktas, kad skaidžiusi dienos normą, ten gaunasi tokie skaičiai, kurie net šalia negali statyti tai, kas yra prekybos tinkluose, ką perka daugumoje atveju mūsų pasauliečiai ir kas yra kartais gali būti brangiau, kas yra parduodama prekybos tinkluose. Nors pats produktas kainuos kelis kartus brangiau tinkliniai kompanija. Ir tai galima tikrai įsitikinti ir čia mes turime begalę įvairių pavyzdžių. Tai va, tai ką minėjome, tai yra tikrai labai toks įdomus praktinis momentas, kuris jums gali tikrai pakeisti radikaliai jūsų požiūrį į kainą ir kas yra kaina ir kas yra supratimas. Tai turbūt šiandien tiek, tapkite geriausiai savo ambasadoriais, ugdykite pasitikėjimą savimi, nes tai yra ne tik tinklinėje rinkodaroje svarbi žmogaus savybė, tai turbūt svarbu daugumoje gyvenimo sričių. Neieškokite kaltų aplinkoje, pasižiūrėkite į tą žmogų, kuris yra kas rytą veidrodyje, turėkite savo sumą, negyvenkite į skolą savo ir tada tikrai pamatysite, kad daugeliu atveju mes gyvenime mokame kainą kur kas didesnė negu iš tikrųjų yra parašyta netikėtės vien tik tai todėl, kad turime kitokį požiūrį. Tai šiandien turbūt tiek. Ačiū visiems, kurie prenumeruoja, kurie spaudžia subscribe, kurie dalinasi, kurie komentuoja, tai mums yra be galo svarbu ir noriu priminti, kad mus taip pat galite klausyti podcast platformose, kad mes būtume prieinami ne tik tai, kur, ne tik namie, bet kad kai vaikštot ar ne, kai važiuojat su mašina, tiesiog klausykit mūsų Šarūno, tikiu, kad gausite naudos. Tai iki kitų pasimatymų. Iki, sėkmės.